Sodas – tai ne tik augalai, bet ir gyvūnai. Kartais net labai spūdingi. Štai toks gražuolis užklydo į mano sodą. Tai skiauterėtasis tritonas, didžiausias iš Europoje gyvenančių tritonų. Įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą. Poravimosi metu patinams užauga nugaros skiauterė dantytų kraštu, kuri ties uodegos pamatu nutrūksta arba pažemėja, o uodegoje vėl paaukštėja. Būtent dėl jos tritonas gavo savo pavadinimą. Jo pilvas ryškiai oranžinis, su unikaliomis juodomis dėmėmis, tarsi pirštų antspaudai, nes kiekvieno raštas skirtingas. Sausumoje jie praleidžia 3-5 metus, kol tampa lytiškai subrendusiais. Per šį laikotarpį jie nuo veisimosi telkinio nutolsta nedaugiau kaip 500 metrų. Suaugę tritonai didžiąją metų dalį praleidžia sausumoje, o į vandenį grįžta tik veistis. Skiauterėtieji tritonai ir jų lervos yra plėšrūs. Jie dažniausiai minta dugno gyvūnyje. Medžioja prieblandoje arba sutemus. Pagrindinės šios rūšies nykimo priežastis yra nerštaviečių nykimas arba jų būklės pablogėjimas. Skiauterėtasis tritonas gamtoje sutinkamas gana retai, todėl jo pasirodymas sode tikras netikėtumas.